Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas, kuriuo siekiama apibrėžti finansų ir verslumo pagrindus. Sveiki atvykę į jaudinantį Buildent pasaulį. Šiandien kalbėsime apie investicijų grąžą arba EGA. Ar kada susimąstėte, ar verta investuoti pinigus? Ar gaunate gerą investicijų grąžą? Taigi, kas tiksliai yra EGA? Kągi, EGA yra priemonė, padedanti mums suprasti investicijos pelningumą. Tai tarsi finansinės veiklos rodiklis. Įsivaizduokite, kad sodinate pinigų medį. Jūs įdėjote šiek tiek pinigų kaip investiciją, tikėdamiesi, kad medis augs ir laikui bėgant duos jums daugiau pinigų. EGA yra tarsi patikrinimas, kiek tas pinigų medis išaugo, palyginti su tuo, kiek iš pradžių įdėjote. EGA apskaičiuojame naudodami šią formulę. EGA lygi grynajam pelnui padalintam iš investicijų. Tada visi padauginti į 100%. Tarkime, į limonado stendą investuojame 100 eurų, o mėnesio pabaigoje gauname 30 eurų pelną. Mūsų grynasis pelnas yra 30 eurų, o investicijų kaina buvo 100 eurų. Įrašius šiuos skaičius į formulę gauname 30% EGA. Teigiama EGA reiškia, kad mūsų investicija buvo sėkminga. Už kiekvieną investuotą eurą gavome daugiau. Bet saugokitės. Jei EGA yra neigiama, tai reiškia, kad praradome pinigus. Mūsų investicijos nebuvo geros. EGA suvokimas nėra tik skaičiai. Svarbu suprasti, ar investicija jums tinka, taigi nesvarbu, ar norite pradėti verslą, ar investuoti, EGA žinojimas padeda priimti pagrįstus sprendimus. Investicijų grąža suteikia mums aiškų vaizdą apie tai, kokios efektyvios yra mūsų investicijos. Pasiruošę apskaičiuoti savo investicijų EGA? Pasinerkite giliau į mūsų internetinius mokymosi įrankius mūsų svetainėje www.buildent.eu. Buildent yra Erasmus Plus finansuojamas projektas.